BMW GS Trophy yra sukurtas tiem, kas vairuoja išskirtinai BMW GS modelius. Tai yra adventure motociklai, kurie yra skirti keliauti, važiuoti bekelę, daug off-roado. Tai čia yra jų įgūdžių išbandymas. Jie važiuoja, atlieka įvairias užduotis būtent ne ant asfalto, bet off-road'e. Šie metai yra jubiliejiniai motoradai, tai mes norėjom kažką tokio išskirtinio padaryti. O Arūnas, jisai Lietuvoje apskritai, kas liečia enduro pasaulyje, ar ne, tai yra išskirtinis žmogus. Jis yra laimėjęs Dakarą. Tai tas GS Trophy, kurį mes čia darome, tai ir yra savotiškas Dakaras šitiem dalyviam, nes atvažiuoja žmonės, kurie paprastai kažkur keliauja, važinėjasi, tiem tai yra rimtas iššūkis. Tai mes ir nusprendėm pavadinti tai Arūno Gelažniko garbei, tą taurę. Pirmą kartą motorado renginį, būtent šitas GS Trophy varžybas, mes padarėm 2021 metais gegužės mėnesį. Tai buvo toks labai mažas renginys. Mūsų susirinko tik tais dalyvių 10 komandos, kurie dalyvavo pačiose varžybose. Na, o šiemet jau yra mūsų trečiasis renginys. Tai aš manau, kad tai yra didžiausias dalyvių skaičium, tiek pačių dalyvių, kurie dalyvauja GS Trophy varžybose, tiek pačių žiūrovų skaičium, pačių pramogų skaičium. Rėmėjų, na, vien jau pagal reklaminės vėliavas galima matyti, kiek mes užaugom ir kiek mes patobulėjom. Renginys smagus, oras labai mums pasisekė, užduotys smagios, techniškos ir labai tinkamos GS-ams. Kaip ir visus mus veda adrenalinas ir tas laimės pojūtis kažką įveikus. Iš laivo į balių papuoliau, nes mes iš karto ištraukėm į pirmą, kur yra kalnas, akmena ir taip toliau. Ir, nu tai labai dar jaučiu iki šiol tas adrenalinas vaikšta. Šono, žmonos video rodė, tai pensinkai važiavom, atrodo. Tai darėm nemažai klaidų, iš tikrųjų tikrai galima geriau, yra kur tobulėti. Sunku lentas tas pervažiuoti, atrodo, kad easy, bet paskui privažiuoja, mes kažkur darydavom irgi klaidų. Kliūtis buvo sunkiausia važiuoti dviese. Dviese tikrai buvo sunku. Patinka techninis važiavimas visai kitoksai negu paprastai gatviai, nes čia daugiau turi patirties pasimokyti ir išmokti, pažinti, kas gali būti. Ok, na, antras dalyvis pasiruošęs? Kalbėjau su visais praktiškai dalyviais po kiekvienos rungties įveikimo. Visų šypsenos buvo iki ausų, visiems patiko, visi žadėjo grįžti. Tai manau, kad blynas tikrai neprisvilęs, trečias kartas nemelavo, bus ir ketvirtas. Pagrindinio prizo laimėtojas gauna kelionę į Enduro akademiją Lenkijoje ir turi laiko treniruotėm. Visada grįžęs po Lenkijos galės parodyti, ką išmoko sekančiam GS Trophy Lietuvoje. Tai aš labai tikiuosi, kad kitais metais šitas renginys bus dar didesnis, dar atviresnis. Ir atvažiuos ne tik tai tie, kas vairuoja BMW, bet atvažiuos ir kiti žmonės, kurie vairuoja įvairiausius motociklus. Negalvokit, kad jeigu čia daro BMW, tai čia turi atvažiuoti tik su BMW. Atvažiuokit visi, čia yra faina pažiūrėti. Mes turim pramogų, mes turim žaidimų, mes turim varžybų, mes turim šou, turim gerą vaibą, gerą muziką, viskas pas mus yra faina, tai tiesiog atvažiuokit ir pabūkit kartu su mumis. Šitas renginys yra atviras.